aš kaip kunigas, bet ne tik kaip kunigas, kaip vyras, labai dažnai galvoju apie Mariją. Ir man yra žmogus, prie kurio aš jaučiuosi labai laisvai ir labai saugiai. Kai galvoju apie tai, kad ji yra nekalta, niekada gyvenime nepadarė jokios nuodėmės, tai įsivaizduokime. Ji niekada savo mintyse neturėjo blogos minties, niekada neturėjo širdie blogos intencijos, niekada blogos emocijos kitam žmogui, niekada, įsivaizduok, ir nieko blogo nepadarė, svarbiausia. Tai prie tokio žmogaus aš jaučiuosi saugiai. Ir ta dovana Jėzaus ant kryžiaus, ta Marijos dovana man, reiškia, kad ji man davė savo tėtį, ji man davė dangų, ji man davė atleidimą, Dievo karalystę ir savo mamą, ir kiekvieną kraujo lašą, ir savo paskutinį atodusį, viską man davė. Ir kadangi jo mama yra tokia brangi, tai kai mirė ant kryžiaus, mirdamas ant kryžiaus, tai buvo vienas iš paskutinių žodžių. Dar noriu jums ne tik tėvo atleidimą suteikti, bet ir mano mama duoti kaip dovana. Tai man būti prie jos yra vienas iš didžiausių Dievo dovanų. Tai ačiū broliui Ratislavui už šį žodį, kuris gali mus praturtinti. Palaimos jums visiems.